Aplink žalia, nors iš tikro turėtų būti daug sniego. Ir galbūt net man į plaukus leistis purios snaigės, nes dabar jau adventinis laikotarpis. Ir žmonės, visi mes, ruošiame šventom kalėdom ir naujiesiems metams. Ir kiekvienas dėliojamės didžiuosius ir mažuosius darbus. Kiekvienas tyliai sieloje rašom laiškus kalėdų seneliui. Rašydami seneliui laiškus, mes visada galvojam ne tik apie dovanas, apie kažkokius materialius dalykus, bet svarbiausiai apie tai, kad mes norim savo artimiesiems palinkėti sveikatos, džiaugsmo. Džiaugsmas mūsų gyvenime yra susijęs su begalė gražių akimirkų, su susitikimais su artimaisiais, su poilsiu, su gražiom darbinėm akimirkom. Šį šventinį laikotarpį namuose kvepia imbieriniais sausainiais, sklando džiugi nuotaika, tvyro keistos paslapties laukimas. Adventas – tai laikas, kai mes permąstom savo metų bėgyje atliktus darbus, pergalvojam, ką galėjom padaryti geriau arba kitaip, atsiprašom, atleidžiam. Kalėdos – tai metas, kai mes laukiam kažko paslaptingo, kažko netikėto, po eglute ir sieloje. Nuoširdžiausiai linkiu visiems gausaus šventinio stalo, gražių akimirkų su artimaisiais, draugais, bičiuliais. Linkiu jėgų tęsti pradėtus darbus. Linkiu svajonių, vilties ir tikėjimo. Jeigu mes svajojam, turim viltį ir tikim, kad mūsų svajonės išsipildys, mes esam laimingi žmonės. Aš noriu palinkėti meilės. Meilės savo, meilės artimui, meilės aplinkai, nes tai yra labai svarbu. Ramaus jums kūčių vakaro, gražaus kalėdinio stalo, daug šilumos jūsų namuose, gražių ateinančių metų, sėkmės, svajonių. Būkite laimingi. Mielieji, sveikinu jūs visus su artėjančiom šventėm.